Kiek realu praktikoje pritaikyti nesmurtinę komunikaciją mokykloje? Aš manau, kad realu, tik labai reikia to palaikymo, kad neatsidurčiau viena kažkokiam, lauke visiškai, kur suarti dirvonai, o aš tik viena. Tų sėklų reikėtų daugiau pasisėti. Vienas dalykas, kitas dalykas. Aš manau, kad tiesiog reikia drąsos, išdrįsti kitaip kalbėtis. Ir kad tai yra, suvokti, kad tai yra legalu to vaiko jausmas, su kuriuo aš kalbuosi, arba mokytojo, arba šiaip žmogaus, su kuriuo kalbuosi. Kad jo jausmai yra jo jausmai, jo turtas ir jo kraitis, o mano jausmai yra mano jausmai. Ir jie yra tokie, kokie yra. Jų nereikia nei dangstyti, nei neigti, o tiesiog juos išreikšti ir taip pat išsakyti savo poreikį ir išgirsti kito žmogaus poreikį. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų aš geriau susikalbėsiu, mano vaikai, kuriuos aš mokau, bus laimingesni. Tikrai tikiu šito. Nes man patinka kalbėti taip, kaip mes čia mokomės. Aš jaučiu lengvumą. Man nebesinori, sakyti, oi, pavargau besimokydama, to nėra. Aš po kiekvienų kursų grįžtu tokia lengva, žinanti ir man aišku. Tai gerai. Ir manau, kad ir mano